Norint pakeisti darbuotojo pareigas, atidarykite skiltį personalas. Pasirinkite darbuotoją iš sąrašo. Atidarykite skiltį sutartys. Pridėkite naujas darbo sutarties sąlygas. Įveskite pareigas. Nurodykite naujų sąlygų įsigaliojimo datą. Naujos pareigos įsigalios tik nuo nurodytos datos. Sutarties sąlygų sąraše matysite tiek senasias, tiek naujasias darbo sąlygas bei nuo kada jos įsigalioja. Grįžkite į grafiko langą. Vasario mėnesį dar matysite senasias pareigas. O kovo mėnesį naujasias.